Taip. Kitas mūsų svečias yra Jovitas. Didžiausia Jiezno miestelėje gyvenančio Jovito aistra yra dainavimas. Vyras savo pasirodymus filmuoja telefonu, talpina YouTube. Svajoja tapti žinomu dainininku. Labas vakaras. Labas vakaras. Kaip jums pasirodė Karolis? Ar geras dainininkas? Neblogai. Bet jūs geriau. Negaliu sakyti, kaip yra, tai gerai vienodai dainuojam, gražiai. O jūsų mėgstamiausi atlikėjai kokie? Rondo, Jordanos Butkutis, ten labai daug. Ką nors Džordžos padainuokit. Jordanos tai 2 dainas moku, o vieną tai žinoma. Trupučiuką. Nemylėjau tavęs, bet tylėjau ilgai. Man patiko tik būti su tavim. Nemylėjau tavęs. Vokalo negaliu vertinti, bet kad plastika kur kas išraiškingesnė, tai faktas, jūs šokat sėdėdamas. Noriu jūsų paklausti dėl tų filmukų, kuriuos internete viešoje erdvėje talpinate. Ar sulaukėt komentarų? Labai daug jau sulaukiu ir komentarų, ir peržiūriu daug. Kokie komentarai? Sako, tėvai gerai varai, tai sakau, gerai sudau ir varysiu toliau. Ant bajerių. Žvaigždės neretai, žinomi žmonės neretai guodžiasi, kad, pikti komentarai internete, kad ten sėdi žmonės, kurie neturi ką veikti ir pykstantis viso pasaulio, todėl... Aš nepykstu. O piktų sulaukėt, skaudžių komentarų? Piktų yra, bet aš nekirpindėnisiu, man, kaip sakant, dzin. Ar jūs išsirinkęs žanrą, kuris jums patinka? Nežinau, man visi žanrai yra sunku, nes neturiu jokių mokytojų, kas mokytų. O ieškojote mokytojo? Visur reikia mokėti, o aš mažai gaunu invalidumo, tai neįmanoma, kaip sakant. Jūsų pajamos yra tik invalidumo? Tik invalidumas 80 eurų. O kokios jūsų pagrindinės išlaidos? Kokie jau gal metai paėmęs telefoną išmanųjų, nes su juo man labai gerai filmuoti ir labai ryšku. Reikia veiklai jums telefono, tai turite išsimokėtinai. Taip, išsimokėtinai, bet dar metai praeis ir bus viskas, tada tik mokėsiu už internetą. Tai kiek jūs per mėnesį išleidžiate? Nemažai kokie 50 eurų drąsiai, išeina už viską. Tai jums lieka 20-30 eurų pragyvenimui. Tai aš einu pa žmonės, dirbu iš pašonės. Na, bet tai tikrai ne tiek uždirbate, kad galėtumėte samdyti savo vokalo mokytoją. Nu, taip. Tai mokotės iš ko? Aš pats jaučiu, kad gal ir neblogai dainuoju, nes komentarų gaunu, tai iš interneto parsisinčiu tuos karokės muzikas ir matau, ir pats jaučiu, kad man tinka daina, katrai netinka, nes būna tokių dienų, kur labai storai net reikia, tai man storai net neišeina. Storai dainuoti? Jo, būna, kad labai sunku padaryti. Tai aukštai? Aukštą natą lengvai? Viskai išeina neblogai aukštai. O ar mes galime pažiūrėti trumpą video jūsų veiklą internete? Prašom. Skiriu šitą dainą visiems Facebooko draugams ir draugėms. Šitą dainą tikrai jums patiks visiems. Šitą dainą patiks jums visiems tikrai ir prodiuseriams.
Kęstai, pirmiausia pasakau, tai, kad visi juokiasi yra puiku, tai yra reakcija, kokia jį bebūtų, tai yra stipri mūsų visų emocija. Ir jūs iš tikrųjų vietom labai komiškai atrodot. Ar jums nekilo niekada noras galbūt mokytis būtent humoro žanro, galbūt tapti komiku? Aš labai mėgstu dainuot, bet ir tuo tarpu iškart suvaidyti, jeigu išeina kas. Pasirepetuoju, pasimokinu. Pačiam smagu žiūrėti save. Man smagu, kai aš pats darau, bet ir kai kiti žiūri. Jūs čia visą tai rimtai darote, ar... Pokštas, Ar pokštas, ar su... Ne, aš darau ant rimtųjų, kad tik tiksliai padainuot, bet vokalų, tai žinau, kad reikia dar pasimokyti, bet kai nėra už ko, tai ką padarys. Iš tikrųjų, sako apie muziką kalbėti tas pats kaip per stiklą bučiuotis, ar ne? Tai dabar Apie nekalbėkim, architektūrą o paklausykim. Tai irgi bus karaoke ir tai bus Puokštė baltų gėlių. Taip. Originale, kas atlieka šią dainą? Rusų dainininkė Karoleva. Aha, čia dainuoja. išversta. Prašau, scena jūsų. Pratęsim pokalbį. Turėjot gerai sukaisti, taip šiltai pasipuošęs, bet judėjote tai stipriai. Čia nereikia ir sportuoti Jovito, ar ne? Šitoks krūvis. Ar daug kartų per dieną taip sušokat energingai namie? Nu, kokias 3 valandas repetuoju, kad išeitų tiksliai pagal padainuoti ir pašokti, kad gražiau ir kad kitiem dar patiktų. Kaip jaučiat? Ar patiko? Tikiu, kad patiko. Publika, kaip sureaguosit? Nes šitą dainą moterims skiriu, dainą šitą tik moterims, tai gali būti, kad ir patiko.